neliko nei vienos uogos. Viskas. Manau, yra sąžiningi mainai. Jiems uogos, o mums šūdai. Sveiki kolegos, šiandien pakalbėsim apie patį didžiausią ūkininkų siaubą, tai yra mokesčių inspekcija. Juokauju. Taip žiauriai nekalbėsiu, kažkas turbūt net nuaukut, man kojas sutraukė ir prie ekranų gali būti vaikų ir šiaip silpnesnių nervų žmonių, taip kad aišku, tokios temos tikrai neliesim. Pakalbėsim apie antrą baisiausią dalyką, tai yra paukščius. Na, bet prieš pradedant kalbėti apie paukščius, su kuriais mes šiais metais susidūrim ir apie kuriuos papasakosiu šiame vaizdo įraše, pirmiausiai aptarkim, kaip sekėsi mūsų pirmasis uogų sezonas. Renku į tuos, tuomet pilu į dėžę. Pilti uogas į dėžės buvo klaida, nes apačioje esančios uogos suminkštėja, o kai kurios ir visiškai susitraiško. Na ir dabar mūsų naujausia taktika tokia ir yra. Einam su dviem indeliais, iš karto skinam, jeigu prinokusi dedam į vieną, jei kažkas uoga negerai, dedam į kitą. Ir paskui su dėžė einu tokia va ir susirenku visus. Aš dabar taip patogiai rinkdamas jį galiu pririnkti apie 14 kg. Šiaip galėčiau turbūt ir daugiau pririnkti, bet aš nesuprantu, man taip patogu tos uogos kartais tiesiog mažėja iš to bliūdo. Nors aš nesuprantu, kaip taip gali būti, kurios dingsta. Tie kromeliai dar nėra dideli, tai tikrai nesitikėjau, kad šiais metais bus tiek daug uogų ir nepamirškit, kad mes žiedus nurinkinėjom. Šiandien bus dienos rekordas, pagal paskaičiavimą šiaip apie 20 kg turėtų dėžiai būti. Nu tai va, galit paskaičiuoti, kiek čia bus tų kilogramų. Na jo, tai šiandien padirbėjom iš pieties, tai rekordas. Nu va, kuo toliau, to vis daugiau sugebam pririnkti. Nu tai ką, jau kitais metais po PM varysim į dieną. O kažkas komentaruose rašė, kad Artionas man į ūkį netinka ir negalėsiu po laukus važinėti. Va, puikiausiai, idealiausiai viskas važinėja po laukus, jokių problemų nėra, atvažiuojam, bagažinė didelė, uogų galim prisikrauti lengvai. Po laukus daug geriau važinėti negu saudinė, nes aukštesnis, tai daug toliau laukuose galiu nuvažiuoti negu saudinė nuvažiuodavau. Paukščiai aptiko mūsų šilauogių lauką. Susirinko visi paskanautų uogų. Tai va, iš kažkur gavo mūsų laukų koordinates, valgai turbūt surado, pranešė. Tai šiandien planas būtų nurinkti šilauogių, kiek mes galim nurinkti. Na ir tuomet rytoj dar ateit, vėl nurinkti, nes dabar jau čia jau yra po pietų, tai nedaug laiko yra likę. Gerai, kad tėvai važiavo pro šoną su mašina ir pamatė, kad čia yra, sakė, tūkstančiai tų paukščių, atvarėm tikrai paukščių kosmosas, žinokit, buvo. Taip kad dabar varom ir renkam, kiek nurinksim, rytoj pabaiginės. Kaip atrodo po paukščio apsilankimo, tai po visais kromeliais situacija yra va štai tokia. Jie užlipa ant tų kromelių, nežinau, čia drasko ir va visur matot, kas pasidarė, visur uogų yra pilna primesta. Kai kurios uogos yra geros, nepažeistos, tai tokie surinkam. Kai kurios uogos jau yra pažeistos, o matot, yra sukapotos su snapu. Tai tokių aišku neberinkam, ar su nagais, čia su snapu nesuprasi, bet vat, kai kurios yra sudraskytos. Va galim pavyzdį pažiūrėti irgi, matot, va yra įvaizdinta, vis tiek tokios uogos jau nebeimsim. Bet kai kurios yra, nu va šita irgi iš viso va, yra iškapota, išėsta. Nu, o kai kurios yra geros, tai irgi va, jau galau, kad gera, bet matot irgi koksai yra įvarytas tiesiai į vidurį, tai metam lauk. Nu, kurios yra geros dar susirenkam. Ir situacija po visais kromeliais yra tokia pati. Va galim po kitų pait, matot irgi uogų primėtyta, paėsta. Va, po kitų kromelių, nu tai situaciją galit susidaryti. Iš kitos pusės galima apie to pažiūrėti, kaip atrodo visur tų uogų yra pridrapstyta. Aš dabar tas uogas renku ir taip galvoju, nu pats susigalvojau, kad jie tas uogas pritaršo tai specialiai. Nes vis tiek kromeliai tai yra ploni, tai jie ant jų nutupti negali. Tai kaip jie čia ant jų dabar atsitups ir tas uogas les, tai aš taip įsivaizduoju, kad jie privaro ir specialiai purto tą krūmą ir tuomet tos uogos prikrenta ant žemės ir jie ją susirenka. Dabar suskridė visi, va tupi, žiūri, laukia, kas čia bus. Tai pririnkom vakar uogų kiek galėjom, bet jau viskas jau pradėjo temti, tai bet kokiu atveju vakare paukščiai jau nebelesa, tai šiandien sakėm atvažiuosim dar pasibaigsim. Nu aišku, vėlgi, jeigu būtume atvažiavę ryte, tai būtume tikrai dar spėję nusirinkti mes šitų uogų, bet nu žinot, kai būna atsikėlę ryte, galvoji, nu tai atvažiuosim po pietų. Nu tai atvažiavom po pietų ir dabar galim pažiūrėti, kaip atrodo laukas po pietų. Aš tikrai netikėjau, kad taip gali būti. Neliko nei vienos uogos. Viskas, tai kiek vakar spėjom nusirinkti. Tiek nusirinkti spėjom, o šiandien nėra nei vieno. Aš ne tai, kad pyksta, bet kažką, bet aš tiesiog esu nustebęs, kad taip galėjo nelikti, bet nei vienos, ta prasme, bent vieną, va žiūrėkit,
bent vieną uogą, aišku, šūdai vien, tai žiūrėkit, viskas apšikta, visi krūmeliai yra nušikti, bet nėra nei vienos, važiuokit, einam iš eilės per visus krūmus, nei vienos prinokusios uogos nėra likę, ten va žalių, kažkur dar yra likę žalių, bet nėra nei ant vieno krūmo aš neperdu, žinokit, ta prasme, aš tikrai neperdu, nes aš pats vis dar negaliu to patikėti, kad taip gali būti, bet taip yra, nėra nei vienos uogos, viskas, nei vienos, o pažiūrėkit, patys galite, nei vienos, nėra, nei vienos. Čia buvo pilna uogų dar vakar, nu kaip pilna, mes daug nurinkom, bet nu, šitų vagų, kur dabar filmuojom, buvom nenurinkę, jos dar buvo likę tos vagos. Viskas yra padaryta idealiai, kaip matot. Nei vienos uogos, bet realiai, va, nei vienos. Štai ką gali padaryti būrys paukščių, už tai tinklai yra būtinai reikalingi. Tai kaip ir sakiau, mano šios vasaros tikslas yra tuos tinklus pasidaryti, tai va toj pradėsim ir darytis po truputėlį, dabar atostogų kaip ir išeita. Pradėsim dar tik tai, ką nesugalvojau, kaip aš tos tinklus dabar darysiu, pakol kas dar nesu sugalvojęs, ar tempsiu ant vagų, ar viską ištisai, tai va reikia pasimastyti, pasigalvoti, pasigūglinti, pasižiūrėti, kaip čia tuos tinklus yra geriau daryti. Jei kažką žinot, galite komentaruose parašyti. Ne, nu bet paukščiai tai vis tiek irgi, nu, kaip sakant, mainus padarė, jie uogas pasiėmė, bet mums taip pat paliko dovanų, va, liko, žiūrėkit, visur patrešė, va, šūdų paliko, taip kad, nu, atsilygino, paukštukai tikrai atsilygino. Manau, yra sąžiningi mainai, jiems uogos, o mums šūdai, taip kad, nu, aš manau, kad viskas yra tikrai, nu, sąžiningai, kaip jūs man manote, aš manau, kad viskas yra sąžiningai, va. Na, tai bent jau gerai, kad vakar tėvai pamatė tuos paukščius, kaip ir sakėm, atvažiavom, prisirinkom ir nes vis tiek turėjom užsakymų, žmonės, kai kurie buvo jau ir pinigus sumokėję, ir užsakymai jau buvo priimti, taip kad, nu, visiems užsakymam 100% viską priskynėm, tai bent jau žmonių nenuvilsim ir visiems, kas užsakė, tikrai visiems uogas atiduosim. Šlaukų dabar šitų, kol neprinoks vėlyvesnis veislis, tai tikrai uogų nebėra. Namuose turim dar uogų, tai mums buvo puikiai treniruoti, pasitreniravom, pažiūrėjom, kaip reikia rinkti, kiek mes galim nuskinti, kiek žmonių reikės, dabar viskas tikrai tampa daug aiškiau, kaip čia su tuom uogom viskas vyksta. Na ir kitais metais įsivaizduojam, kad jau uogų kiekiai bus tikrai padorus, normalūs. Akivaizdu, kad reikės žmonių. Akivaizdu, kad skinimui tikrai reikės žmonių. Taip kad kitiem metam reikia ruoštis aktyviau. Pradeda nokti vėlyvesnis veislis, tai čia bliukropas. Tai va, bliukropas pradeda nokti, tai dabar klausimas, ar mes vėl turėsim paukščius ir vėl nuims viską, ar mes paukščių neturėsim ir nenuims visko. Tai dabar visur bliukropas pradeda nokti. Nu, jau tokie mėlyni, paragaukim. Nu, va, dar porą dienų. Nu, šiandien yra penktadienis, tai manau, sekmadienį bus galima skinti. Uoga jau vėl atrodo tokia visa mėlyna iš pusių, bet visgi kai pamėlynuoja, jin dar nepinokusią paragaujam, tai nerūkšti, nu bet bliukropas turi būti labai saldus. Taip kad dar porą dienelių reikia palaukti. Tai dabar klausimas, aišku, vėl variantas. Jeigu dabar, matot, tas iš jūsų dar netoksai pamėlynavęs, jeigu dabar rinktume, tai tikrai nusirinktume, aišku, didžiąją dalį to derliaus. Sekmadienį bus tikrai prinokę, tai pažiūrėsim, ar paukščiai irgi žinos, kad sekmadienį prinoks. Ar nežinos, nes na kartą su reka tai buvo grinai taip. Rinkdavau kiekvieną dieną po truputėlį, kiek prinokdavo, tuomet atėjo tas laikas, kai tikrai visą 100% prinoko, atvarė ir nurinko. Jau prasideda ir didžiosios šilauogės Chandleris, tai kad suvoktumėt kokio dydžio, va, parodysiu, kaip atrodo Chandlerio uogos. Tai porą nuskinsiu, jos dar šiaip noksta, bet, nu, kad suvoktumėt, štai šitaip atrodo Chandlerio uogos. Jos, aišku, yra pačios lepiausios, labiausiai bijo šalčio, nu, bet visi augintojai jas mėgsta paauginti, nes nu, jos kaip reklamai gerai ir panašiai. Tai, nu, dydis yra iš tikrųjų įspūdingas. Nu, štai koksai dydis yra Chandlerio. Bet jisai dar žalias, prasideda, bet jau, kaip matot, važiuokit. Nu, gerai, dar tą nuskinsiu. Štai kokio dydžio yra Chandlerio uogos. Vidutinis Chandleris taip ir atrodo daugmaž, visos jų uogos, galim įdomumo dėliai paimti ir pasverti. Aišku, dar kartą čia yra tiesiog vidutinis, galim rasti tikrai didesnių. Dabar dar tik nokimo pradžia, tai kai po to prinoks, tikrai dar parodysiu, kaip pamėginsiu nufilmuoti, rasti pačias didžiausius variantus. Dabar tiesiog šiaip nuskiniau random, kaip matėte, tai iš eilės visus. Na, va, tai galim pažiūrėti, kiek sveria vidutinės, sakykime, tikrai Chandlerio uoga. Tai jeigu mes sudėsim, 5 gramai, nu, aišku, nėra čia labai jau daug, bet apie 5 gramus, tai uogos, nu, tikrai iš tikrųjų yra įspūdingus, bet vėl suprantam, kad taip atrodo, nu, visos taip atrodo Chandlerio uogos, ne tai, kad tiesiog reiškia, aš didžiausias išrinkau, didesnis tikrai svers dar daugiau, bet, va, nu, galim pažiūrėti, va, 5, nu, o šitą 6 gramai sveria, tai va 6 gramai, tai rasiu tikrai kada didžiausia, nufilmuosiu, tai galėsit pasižiūrėti, nu, va, tai kas nori didelių, tai rūšis yra Chandleris. Ir yra vėlyva. Dabar, va, tik matot, pradeda Chandleris noktis. Dar neprinokas, dabar tiesiog nuskiniau filmavimo tikslais, kad jums parodyčiau, bet jos dar yra neprinokę, jos dar yra žalios, va čia aplinkui visur, kaip matot, yra nemėlyna.
Tai jom dar tikrai reikia laiko ir dar ir jos padidės ir šitos uogos, kai visai pilnai prinoks. Nu, paragaukim. Reikia dar tikrai panokt. Nu, jo. Šiandien pirmą kartą po to, kai pakeitėm plaktukus mulčių ir nusipjausim žolę, tai situacija prieš pjovimą atrodo štai taip, ne kažką, visiškai sutinku su jumis. Ir štai šitaip atrodo nusipjaus. Na, jeigu dar nusiravėjus kažkaip, tai būtų visai tobula. Bet labai jau tinga šravėt, kad jūs žinotumėt. Bet nu ką, vis tiek reikės dar šiais metais vieną kartą nuravėt, nieko nebus. Nu tai ką, dar vieną kartą, tai vieną kartą šiais metais ravėjau. Ten, kur užmulčiavau, tikrai pasiteisino, žulių daug mažiau. Taip kad, kaip ir jau minėjau jums dar kartą, tai planas būtų kitiem metam užsimulčiuoti viską, nes va galim pažiūrėti, kur yra užmulčiuota, žulių iš tikrųjų yra tikrai mažai. Dar bijojau, kad sakau, nauji augliai neaugs, bet to, kaip matot, nauji augliai puikiausiai prasikalė pro tą mulčių, visur viskas prasikalė. Taip kad tas mulčius tikrai labai gerai. Aišku, vis tiek žulių yra, suprantam, bet nu, žulių kiekis yra daug mažesnis ten, kur užmulčiuota. Va, galim prie kito prieit, prie bet kokio tiesiog einam, va, prie sekančio. Nu ką, žulių daug mažiau. Augliai auga puikiai, o žiūrėkit, koksai prasimušęs. Auglys, taip kad viskas prasimuša, viskas super. Nu, yra kelios, kaip ir sakiau, žolės, nu, prie to gal prieinam geriau matosi. Nu, auga, aišku, vis tiek nėra taip, kad čia tų žulių tikrai neauga, prasimuša. Nu, bet ką čia, va, tokios žolės va paimi, tik tais išrauni ją ir viskas. Nu, ir aišku, dar vienas dalykas dabar pastebėjau, va, kuo toliau, tai tas mulčius išdžiuvo visas ir vėjas kaip pučiai, tiesiog, nu, labai daug to mulčios yra nuputę. Tai va, jeigu čia pažiūrėsit ant žemės visur aplinkui, tai va, tas mulčius tiesiog šimėtosi, taip kad aišku suprantam, kad jį reikės visą laiką papildyti karts nuo karto. O, dar kartą galim pažiūrėti, kaip atrodo nusipjovė. Nu, kai nusipjauna gražiai atrodo laukas. Tai tiek šiam kartui, kolegų, susitiksim po savaitės. Iki visiems.